Klausimas būtų, kaip šiuo metu atrodo seksualinio smurto situacija Lietuvoje? Čia labai geras klausimas, bet to jį atsakymo tikriausiai nėra. Su statistika yra labai blogai, nėra tokios statistikos, tiesiog žmonės dažniausiai nesikreipia. Tyrimai rodo, kad iš esmės tik 20% žmonių kreipiasi dėl patirto seksualinio smurto. Ir tikriausiai tas kreipimasis būna jau suaugusių žmonių, bet mes visiškai neįskaitom vaikų, kurie patiria seksualinį smurtą, ar moterų, kurios patiria seksualinį smurtą artimoje aplinkoje. Todėl su statistika yra problema, tiesiog nesuskaičiuoja. O tuos skaičius mes galim gauti iš tyrimų, kur tikrai ne visus žmonės apklausia. Ar manote, kad ši tema vis dar yra stigmatizuota mūsų visuomenėje? Kadangi nesikreipia, tai manau, kad tai akivaizdu, tai labai stigmatizuota tema. Žmonės patyrę seksualinį smurtą susiduria ne su pagalba ar supratimu, o su pažeminimu. Labai dažnai galima girdėti tokius klausimus, tokius pasisakymus, kaip pavyzdžiui, tai jeigu nesipriešinai, tai pati ir kalta. Arba, o ko tu ten ėjai? Ir tie klausimai iš tikrųjų tarsi dalina kaltę tarp to smurtautojo ir aukos. Nors labai noriu pabrėžti, kad esant seksualiniam smurtui, tai yra nieko bendro su seksu neturi. Tai yra visiškas galios demonstravimas, visiškas aukos pažeminimas per šitą sritį. O žinote, kodėl kai kurie žmonės tik po kurio laiko suvokia, kad tai, ką patyrė, buvo smurtas? Žinoma, šiaip tai yra kelios priežastys. Pirmiausia, gal pradėsiu nuo tokios neurofiziologinės priežasties. Tuo metu įsijungia išgyvenimo mechanizmai. Žmogus negali tarsi perdirbti tos informacijos, jis veikia labai emocingai. Trauma tarsi fiksuojasi per tas emocijas kaip nuotrauka. Žmogus dažniausiai sustingsta, jisai tos mūsų įprastos reakcijos stresinės kovok arba bėk nebeįsijungia, įsijungia sustingimas. Tada yra psichologinės priežastys, kodėl žmogus ne iš karto suvokia. Tai pirmiausia, reikėtų pagalvoti apie kokioj aplinkoj jis augo. Jeigu aplinka, kurioje jis augo, yra palanki smurtui, žiauriai skamba, aišku, ir netgi labai nekalti dalykai gali atrodyti kaip nekaltais, bet iš tikrųjų palankų smurtui, kaip pavyzdžiui incestinis elgesys. Tai nieko nėra bendro su kažkokiu tai seksualiniu smurtu ar priekabiavimu šeimoje, bet, sakykime, tėvai net nepagalvoja, kad vaikščiodami nuogi šalia vaikų, jie gali jau kažkaip trinti vaiko ribas, vaiko supratimą, kad nuogumas yra labai natūralu ir tas suvokimas, kad reiktų saugoti savo ribas, gali jau pradėti daryti įtaką vaikui, kad jis tam tikrus dalykus nesupras, kad jau reikia saugotis. Tų pačių jausmų kaip kaltė, gėda, baimė didžiulė, buvimas, vėlgi sakau, emocijos įsijungia, racionalus protas dar neįsijungia. Ir tik tada, kai mes atsitraukiam, galimybė suvokti, o kasgi iš tikrųjų įvyko, atsiranda. Bet kokios emocijos dažniausiai kyla po tokio įvykio, jau truputį minėjote, kad kaltė, gėda, galbūt pyktis ir atsiskyrimas, gal... Taip, tai pirmiausia, patys pirmi yra labai didžiulė baimė, nes tai yra smurtas. Kad mes būtumėm ramus šitame gyvenime, mes turim 3 pamatinės nuostatas. Tai aš esu okei, kiti yra okei ir pasaulis yra okei. Tai kai vyksta toks dalykas, kaip seksualinis smurtas ar bet koks kitas smurtas, mes suprantam, kad pasaulis ne okei ir kiti žmonės ne okei. Tai yra
labai žiaurus patyrimas. Žmogaus smegenys tokio patyrimo paprastai negali apdoroti. Todėl labai dažnai aukos pradeda galvoti, tai aš čia ne okei. Ir tarsi bando pateisinti, kad pasaulis yra ne okei, kad yra kiti ne okei, tuo, kad aš esu ne okei. Ir tada iš ten atsiranda kaltė ir gėda. Pradeda galvoti, kad galbūt tikrai aš kažką padariau ne taip. Galbūt aš, jeigu tai, pavyzdžiui, seksualinis smurtas įvyko, sakykime, darbiniam vakarėlyje, pradeda galvoti, galbūt aš per daug bendravau su tuo objektu, kuris po to tai pasielgė su manim. Galbūt aš per daug seksualiai buvau apsirengus, ar ten kažkoks mano elgesys davė jam suprasti, kad aš visai nieko prieš. Tokiu būdu tarsi sukontroliuojama, kad, tai gal vis dėlto tie kiti ir okei. Čia mano veiksmai yra ne okei. Bet iš tiesų tai yra be galo, suprantu, kad tai gynybinis mechanizmas, bet tai yra be galo klaidingas mechanizmas. Tada tikriausiai einantis paskui jausmas yra pasibjaurėjimo jausmas. Pasibjaurėjimo jausmas kyla ir tam žmogui, bet kadangi to jausmo tiek daug, tarsi auka pradeda bjaurėtis ir savimi. O kaip seksualinis smurtas paveikia žmogų, nemažai paminėjote jau apie emocijas ir jausmus. Gal dar galite pakomentuoti apie psichiką ir gal patį kūno pojūtį jau. Labai dažnai žmogus net neatsimena, ypač jeigu tai įvyksta, seksualinis smurtas vyksta artimoje aplinkoje, labai dažnai vaikas susiduria su tokia problema, kad jam ir tas skriaudėjas ir globėjas yra tas pats žmogus. Dėl to vaiko smegenys viską darys, kad tai užmiršti, bet jo kūnas prisimena. Jam kartais prie tam tikrų situacijų pradeda skaudėti tam tikras vietas, kaip pavyzdžiui pilvą arba nugarą. Jis tarsi primena tas kūnas, kad vis dėlto tai buvo, bet smegenys labai nenori to prisiminti. Žinoma, tai nebūtinai ir su vaikais, tai gali būti ir suaugusio amžiuje. Irgi tos pačius kūniškus išgyvenimus žmogus tarsi įrašo, išlaiko. Bet jeigu kalbant apie vaikų seksualinį smurtą, jų emocijos ir tas kūniški patyrimai būna labiau stipriai atskirti. Tai kūniškai tai užsifiksuoja per tam tikrus skausmus ir kažkokius keistus pojūčius. Jeigu einam tada į emocijas ir psichologiją, galima stebėti, kaip keičiasi žmogaus asmenybė. Irgi priklauso nuo to, kada yra patirtas smurtas ir kokioje aplinkoje. Jeigu mes šnekam apie vaikus, kurie patiria seksualinį smurtą, tai jų gyvenimas labai stipriai keičiasi, jų mąstysena labai stipriai keičiasi. Jie negali priimti tos minties, kad jų artimasis su juo taip elgiasi, pradeda formuoti tam tikrus bruožus, pavyzdžiui, visiškas aseksualumas arba atvirkščiai visiškas palaidas seksualumas. Jo mąstysena pradeda keistis. Dažniausiai tokie žmonės užaugę nesuvokia savo ribų, jie negali pasakyti ne. Arba atvirkščiai labai rigidiškas ribas brėžia. Jų emocijos dažnai būna, gali būti nevaldomos emocijos, jis gali visiškai nenuskaityti, ką jis jaučia. Gali prasidėti tam tikri, šiaip tai bet koks psichologinis sutrikimas gali pradėti vystytis. Tiek asmenybiniai sutrikimai, tokie kaip narcisizmas, psichopatija, ribinis sutrikimas, tiek galėtų būti ir tam tikros ligos, kaip pavyzdžiui valgymo sutrikimai, anoreksija ar bulimija, nesvarbu koks valgymo sutrikimas. Iš esmės viskas, kas gali būti potrauminio streso sindromo simptomai, tai viskas ir gali būti. Tai ir depresija, ir
gali ir šizofreniją iškelti. Kokia žmogaus bazė buvo, tokį mes galėtumėm sutrikimą ir stebėti. Ir dar norėčiau truputį grįžti prieš tai minėjote, kad kyla klausimai ten, kodėl galbūt ten jie ir būtent apie tos aplinkinių klausimus, kodėl nesipriešinai arba kodėl nepasakėjai anksčiau, gali būti labai skaudus nukentėjusiems. Labai tie klausimai tarsi priverčia tą auką mąstyti, kad galbūt ta auka galėjo kažką padaryti, kad taip nebūtų. Iš tikrųjų nieko negalėjo padaryti. Gal galite pasidalinti, kur žmogus galėtų kreiptis pagalbos Lietuvoje? Tai jeigu tai mes kalbam apie išprievartavimą svetimo žmogaus, tai tikriausiai pirmiausiai reikėtų skambinti į policiją, rašyti pareiškimą, galbūt kreiptis į ligoninę, kad padarytų tyrimus. Jeigu tai vyksta, sakykime, artimoje aplinkoje, sakykime, šeimoje, kur seksualinė smurtas vyksta tarp sutuoktinių, tikriausiai yra svarbu kreiptis į artimuosius pirmiausia. Ir, aišku, reikėtų kreiptis jau pas specialistus ir dirbti su tuo potrauminio streso sindromu ar bendrai su tuo, kas vis dėlto liko po traumos. O ką reiškia gyjimas po tokios traumos? Ar įmanoma visiškai pasveikti? Yra įvairių nuomonių, kad trauma yra neišgydoma, bet žinoma, atsistatyti galima pilnutinai. Aišku, vėlgi reikėtų mąstyti apie tai, kada ta trauma įvyko. Kuo ankstesnė trauma, tuo sunkesnis gyjimas. Įsivaizduokim, kad yra įpjauta ranka, giliai įpjauta ranka. Tai fizinė trauma. Jinai užgyja, randas lieka. Tai iš esmės atsistatymas taip ir yra, kad užgyja, bet randas lieka. Labai svarbu, kad žmogus nesitapatintų su trauma ir suvoktų, kaip ta trauma veikia. Tai iš esmės atsistatymas apima suvokimą, kaip ta trauma veikia ir simptomų gydymą. O kokie psichologiniai metodai galėtų padėti? Ar terapija, ar gal yra kokios palaikymo grupės, ar kūno terapijos? Tai viskas gali padėti. Žinoma, kad terapija yra labai svarbi, palaikymo grupės taip pat labai svarbios. Kodėl taip svarbu? Nes smegenys yra labai protingos, jos mus saugo. Dėl to tas nepripažinimas iš karto yra irgi viena iš priežasčių, nes tai yra tiesiog apsauga. Žmonės gali išprotėti, jeigu viską iš karto prisimins. Ypatingai, jeigu tai, sakykime, vyko ankstyvam amžiui ir ne vienkartinis atvejis. Tai smegenys tarsi dozuoja, po trupučiuką atneša tuos prisiminimus. Dirbant su tokia trauma reikia labai subtiliai prieidinėti, labai dozuoti, labai daug empatijos reikia. Pagreitinto proceso reikėtų vengti. O kokias tada gal rekomenduotume terapijos ryšius, kur reikėtų eiti susidurant su trauma ir ypač seksualiniu smurtu? Aš daugiau ne terapijos rūšį rekomenduočiau, aš daugiau rekomenduočiau specialistą, kuris žmogui tinka. Nes tai labai svarbu, kad būtų kontaktas tinkamas, kad žmogus jaustųsi saugiai. Vienas iš traumos pasiekmių yra nepasitikėjimas kitais, didelis nesaugumas. Tai jeigu tik tai terapijos rūšis, o tiksliau terapeutas kažką padarys, kas sukels žmogui nesaugumą, tai tikrai ne tas terapeutas. Ne kryptis esmė žmogus tuo metu. Gal yra, ką galėtumėt pasakyti žmogui, kuris dabar bijo gal ieškoti pagalbos? Tikriausiai pasakyčiau, kad tai normalu. Normalu bijoti, normalu vengti tų prisiminimų. Tiesiog pasiūlyčiau pabandyti. O gal dar žinote, kaip mes galėtume tinkamai reaguoti, jeigu į mus žmogus pasikreiptų ir pasipasakotų, kad patyrė smurtą? Tiesiog būti su juo šalia. Galbūt pasiūlyti
išgerti arbatos, pasipasakoti. Geriausia neklausinėti, geriausia tiesiog būti empatiškai su tuo žmogum šalia. Ir galbūt yra būdų, kaip mes galėtume mokyti vaikus ir paauglius atpažinti ribas bei sutikimą. Reikėtų vaikui aiškinti, kad be tavo sutikimo nieks prie tavęs liestis negali. Antras dalykas, labai svarbu, kad šeimoje būtų priimtinos vaiko emocijos ir jausmai. Nebūtų kažkokio menkinimo, taip kaip jis jaučiasi, kad nesakytų, o negalima verkti. Galima verkti, viskas gerai. Jeigu skauda, vadinasi verkiam. Ir žinoma, reikėtų mokyti vaikus sakyti ne ir tą vaiko ne priimti kaip taip, tai jo pozicija, vadinasi, aš gerbiu. Suprantu, kad ne viską gali vaikas gauti, ne visko, jis gali norėti visko, ne viską gali gauti. Bet pagarbus požiūris į vaiko norus, į vaiko sakymą ne, jį moko saugoti ribas. Ką kiekvienas iš mūsų galėtume padaryti, kad aplinka būtų saugesnė? Edukuoti žmonės, kad apie tai reikia kalbėti. Vis tiek klausysis aukos tikriausiai jūsų daugiausiai ir norės išgirsti kažkokią ar padrąsinimą, kreiptis pagalbos, ar ką daryti su savim, susidūrus su smurto. Tai ką jūs kaip specialistą gal galėtumėte dar perduoti? Nelikit vieni. Aš suprantu tą žiaurų skausmą vidinį. Jis dažnai tiesiog atrodo draskantis. Aukos, kurios lieka vienos, jos kartais prieina prie tokių drastiškų sprendimų, kaip žaloti save, ar netgi žudytis, arba netgi žudyti kažką kitą. Tai nelikit vienos. Tikrai tas skriaudėjas nevertas tos aukos, kurią jūs galit padaryti. Nelikit vienos.